Mes šiandien imsime ir peršoksime į 2 kronikų knygą, nes mes galim, kaip Karolina mėgsta sakyti, mes krikščionės, mes darom, ką norim. Taip, aš žinau, kad aš įmišimiau tą iš konteksto, jo sakinį ir aš nesirašiu atgal jo įdėti. Bet aš jums iš pat pradžių sakiau, kad 1 karalių, 2 karalių, ta prasme, abi Samueliaus knygos, abi kronikos knygos, ten daug kas pasikartoja ir parodo mums kaip puzlė iš skirtingų dalių tas istorijas. Ir aš jūs raginu nepatingėti ir perskaityti ir grįžti, reiškia, porą skyrių, vat mes šiandien būsim ir netgi apie tą patį Roboamą, net nuo Roboamo jau pasižiūrėti ir paskaityti į antroje kronikų knygoje ir palyginti su to, ką mes skaitėm prieš tai Karalių knygoje. Mes matysime, kad apie kai kurios karalius, pavyzdžiui, ypač Abiją, atrodo visiškai priešingai apšviesta. Jeigu atmesti didelį kontekstą, bet tik pažiūrėti tą vietą, tai glumina, kai aš taip... Gerai, džiaugsmas liko. Reiškia, Dievas atsakė tą maldą. Tai va, aš galiu nežiūrėti. Bet galiu ir žiūrėti. Pavyzdžiui, apie Abiją mes matysim, kad vienur atrodo, jeigu atmesti platesnį kontekstą, vat kaip čia blogai, o kitur atrodytų, čia kaip ir gerai. Tai kaip jis čia buvo jo gyvenime. Bet sudėjęs abi istorijas ir viską, ką mes matome platesniam Biblijos kontekste, mes galim labai, kaip pasakyti, aiškiai pamatyti gyvenimą ir istoriją. Pat pradžioje aš jums sakiau, prisimenat, kad šitoje karalių, visų karalių gyvenimas yra vienas svarbus, lemiamas, esminis faktorius, veiksnys, ant kurio viskas pasisuka. Ir mes nemažai kartojam šitą frazę, kalbant apie Saulį ir Dovydą. Dėl ko Dievas nužudė Saulį? Kas parašyta? Dėl ko Dievas nužudė Saulį? Kas prisimena? Nes jis Dievo neieškojo. Taip, mes skaitėme atskirai, yra eilutė, ir Dievas nužudė Saulį, nes jis jo neieškojo. Ar ne? Ir ant to viskas, kaip sakom angliškai, stovi ar krenta. Čia yra tas lemiamas dalykas. Ar karalius, ar žmogus, ar tu ieškai Dievo ar ne. Matėme Saulį, kuris išoriškai, jeigu vien žmogiškai vertinam, tai jis kažkurioje vietoje galėjo pasirodyti tikrai visai čia. Dabar prasme, jeigu kažkas net nemato jo vidaus, jo visų tamsių tų, kaip ten, kada piktoji dvasia įkankina, jis ten šis praranda visas kontrolės, aš šiaip iš jis pasižiūrinu, kaip toks normalus, bišis, ane? Ir ne, Dievas jį nužudė, nes jo neieškojo. Nors jisai buvo išnaikinęs šitasgi burtininkus iš krašto ir tos visus. Dabar prisiminkim Roboamą. Kai skaitom 2 kronikų knygą, mes čia atrandam daugiau 2 kronikų. Jis taip ir bus angliškai Chronicles. Reiškia, kai mes skaitom, čia yra 11-12 skyrius apie Roboamą, 2 kronikų. Mes toliau kalbėsim apie kitą karalių, mes ne tiesiog iš naujo apie visus, bet čia truputį taip apibendrint, noriu kontekstą dar kartą parodyti, į kurį mes šiandien įskrisim, taip sakant, pataikysim. Tai Roboamas, prisimenat, buvo Saliamono, karaliaus Saliamono sūnus. Ir Dievas sakė, kad aš atimsiu iš tavo Saliamono sūnaus karalystę. Dėl to, kad Saliamonas paliko Dievą. Visiškai ten jau garbino kitus dievus kartu su savo žmonom. Ir prisimenat, kad Roboamo dienomis buvo Jeroboamas. Taip ir suskilo ta karalystė ir Jeroboamas įvedė visą Izraelį į nuodėmę. Taip.
Ir buvo ne tik politinis perskirimas, bet ir garbinimo perskirimas. Tai buvo dalis žmonių, reiškia, kurie susirinko ir atėjo pas Robamą, nes jie nenorėjo ten su Jerobamu, su šitogi stabų garbinimu pasilikti. Ir o čia 11 skyriuje mes skaitome 13-14 eilutėse, kad kunigai ir levitai gyventys Izraelį iš viso krašto susirinko į Judą. Buvo tokia gerų žmonių emigracija, galima sakyti, iš Izraelio, kai tas nusuko tam tikra. Nes parašyta, kad levitai palikė savo priemiesčius ir nuosavybę atėjo į Judą, į Jeruzalę, nes Jeroboamas ir jo sūnus pašalino juos iš viešpaties kunigų tarnystės. Taip, iš vienos pusės tai buvo aišku ir ekonominis faktoris, nes kunigai gyveno iš to, kad žmonės gerbėm, toks buvo įsakymas, tai buvo normalu. Bet, reiškia, jie neteko ten kunigystės, nes ten neliko Dievo garbinimo. Bet jie ne šiaip susirado savo kitą profesiją, kas man patinka, jie nuvarė į Judą, kur dar liko Dievo garbinimas. Ir parašyta, kad jie visi sustiprino karalių Robamo, tie geri žmonės, kurie susibūrė, atėjo, sustiprino karalių Robamo, nes jie vaikščiojo Dievo keliais. Bet tai vyko tik 3 metus. Tai mes kalbėjome apie tai, kad Robamas, kaip pasakyti, atrodytų, jis paveldėjo tokį sudužusį lovį. Karalystė, kuri iš jo turėjo būti atimta, bet ne dėl jo nuodėmių, o dėl tėvo. Tai kaip čia tokia neteisybė? Bet mes kalbėjome apie tai, kaip Dievas yra teisingas, jis tiesiog su kiekvienu tvarkosi, pradeda su tuo, kuris yra jo situacija. Ir nereikia lyginti su to, ką mano tėvas turėjo, mano brolis, mano kaimynas, klasiokas ar kažkas kitas. Prisimenat, kai Dievas sulaikė Robamą nuo pilietinio karo. Taip pat ir čia mes matome, kad tokia malonė buvo, įsivaizduokit, tokia situacija, atrodo taip sunku, o pas jį suteka, sueina visa krūva gerų žmonių, Dievą mylinčių žmonių. Ir jį sustiprina. Toks drebėjimas, karalystė atimama, o iš Dievo malonės pažiūrėkit, Dievas savo daro, jeigu tu žiūri išorį į politinės situacijas, o apie jį susibūrė geri žmonės, kurie ir parašytai sustiprina Judo karalystę ir padarė 17 eilutė Saliamono sūnų Robamo stiprų 3 metus, nes tuos metus jie vaikščiojo Dovydo ir Saliamono keliais. Jie sustiprino Judo karalystę 17 eilutė ir padarė Saliamono sūnų Robamą stiprų 3 metus, nes tuos metus jie vaikščiojo Dovydo ir Saliamono keliais. O va toliau prasideda visokių žmonių sąrašas. Tiesa, kas buvo šitą Abšalomą, ta dukra Maaka, prisimena ten visų močiutė, giminės moteris. Čia buvo Roboamo mylimiausia žmona. Parašytais ten daugiau jų turėjo, bet nieko taip nemylėjo kaip šitos. Ir iš jos, tos mylimiausios žmonus, vyriausiai sūnų, ir jisai paskyrė karaliumi, tai ir buvo Abdijas. Tas, kuris 3 metus karaliavo, prisimenat tas. Bet apie Roboamo parašyta, tu aš susirasiu tą eilutę. Žinot, kame jo problema buvo? Kurgi tuo? Jisai neieškoja, jis nepalinkė savo širdį ieškoti viešpatės. Suprantat? Čia mes skaitome 12 skyriaus 14 eilutėje. Jis tai čia kalba apie Roboamą. Jis darė pyktą, nes jis neparuošė 12 skyriaus 14 eilutė. Jis darė pyktą, nes neparuošė savo širdies, kad ieškotų viešpatės. Matot, visa esmė žmogaus šitoje vietoje sėkmės ar ne, ar jisai ieško ar ne. Tai Dievo. Tai Roboamas darė pyktą. Kodėl jisai darė pyktą? Nes jis neieškojo viešpatės. Ne tik, kad neieškojo, parašyta, neparuošė savo širdies. Ką reiškia paruošti? Tai kažką padaryti iš anksto. Jeigu mes keičiam padangas prieš iškrentant sniegui, tai kol dar neiškrito, kaip parašyta rogės ruošk vasarą. Tai reiškia, tu nusprendė, kokie yra tavo prioritetai, ką tu darysi ir ką tu seksi,
ne savo suspaudimo laikotarpiu. Nes yra normalu, kad suspaudimo laikotarpiu tu nemastai blaiviai. Ir tave daug stipriau viskas veikia, kad tu negali daryti gerų sprendimų, objektyvių sprendimų suspaudimo laikotarpiu. Kai yra ramybė, tu turi padaryti sprendimą, kuo tu seksi, kuo tu vadovausies, į ką tu žiūrėsi. Jeigu tau reikia, užsirašyk, kad tau įtiesi spaudimas ir tau staiga nebežinosi. Tai, kad tu žinojai vakar, tu šiandien nebežinosi, nes tau tiesiog apsisuks galva, nes, tu gali paimti, net jeigu tai, kad tu užsirašei savo ir žinoti, kodėl tu darai tai, ką tu darai. Ir galvoju, ne, aš vis dar, liksiu ištikiams tam, nes tai mano tikras ašgi tą pasirinkau, manęsgi nieks nevertė. Ašgi čia pats savo, ta prasme, kai man buvo ramu, ašgi pats nusprendžiau. Bet jeigu tu nepasiruoši savo širdies ieškoti Dievo, tau ateis suspaudimai ir tau bus labai sunku nepaslysti. Robamo šitą vietą atėjo nesuspaudimai, Robamo atvirkščiai parašyta, kai įtvirtino karalystę Dievas, o įtvirtino per ką? Per tai, kad atėjo geri žmonės, Dievą mylintis, ir jie padarė stiprų Robamą 3 metus, nes jie vaikščiojo Dievo keliais. Bet 12 skyriaus 1 eilutė, kai Robamas įtvirtino karalystę ir sustiprėjo pats, nelabai buvo stipri pradžia, prisimenat. Nors jis ten gyrisi, kaip mano vienas pirštas, stipresnis už tėvo strėnas, storesnis. Nebuvo ten labai stiprų, jam greitai šitą atitrūkimą nuo realybę pataisė Jeroboamas. Bet per 12 skyrius 1 eilutėje parašyta, kai Robamas įtvirtino karalystę ir sustiprėjo pats, jis ir su juo visas Izraelis apleido viešpaties įstatymą. Jis ir su juo. Tai reiškia, netgi kaip įdomiai, kai atėjo geri žmonės, jie sustiprino Robamą, nors jis toks gal buvo. Bet po to jis kaip vadovas ir karalius ir lyderis apleido ir paskui jį kažkaip net ir tie, kurie buvo geri žmonės, kažkaip ir visi apleido. Tai čia yra labai liūdna. Ir neišsiplėsiu, nes mes kalbėjom apie Robamą. Tai 14 eilutėje tas apibendrinimas, jis darė piktą, nes neparašė savo širdies, kad ieškotų viešpaties. Ir jo vietoje karaliavo jo sūnus Abdijas, nuo mylimiausios žmonos Maakos, Avšalomo duktė Maaka, ten giminės ta moteris. O Abdija, žinot, koks prikolas yra apie Abdiją? Labai įdomi detalė išaiškėja 2 kronikų. Ir mes specialiai neminėjom apie šitą praeitą kartą. Ten yra trumpai ir aiškiai surašyta apie jį. Prisimenat, kas apie Abiją buvo surašyta? Kad jisai vaikščiojo visose savo tėvo nuodėmėse, nes Roboamo metu galiausiai jisai galėjo vėl stabmeldystę, ir iškrypėliai buvo paplitę krašte ir taip toliau. Tai Abdijas vaikščiojo visose savo tėvo nuodėmėse. Jo širdis nebuvo tobula kaip jo tėvo Dovydo. Mes apie tai kalbėjom. Bet, ir ten tik trumpai, kad 3 metai ir viskas. Bet, kai skaitom 2 kronikų knygą, čia yra daugiau detalių. Nes mes sakom, ten 3 metai, taigi daug buvo. Taip, tai va, tarp kitko, buvo daug. Ir vienas iš to, kas yra verto dėmesio, ir yra užrašyta 2 kronikų knyga. Tuoj prisiminsiu, kas jį. Reiškia, Judas karalystė yra puolama. Ir kas, kaip jums atrodo, jį puola? Jeroboamas. Jeroboamas puola Abiją ir išėjo jie į kovą, vienas ir kitas. Išėjo Abija su kariuomenė ir Jeroboamas. Jeroboamo kariuomenė buvo 2 kart didesnė. 2 kart didesnė negu Abijos. 400 000 prieš 800 000. Daug žmonių. Daug žmonių. Ir įdomu, kad šitas Abija atsistojęs ant kalno ir iškiau jis tokią kalbą rėžė. Aš jums net paskaitysiu, čia nėra ilgai, kokią kalbą rėžė. Čia nuo 4 eilutės.
13 skyriaus. Tu Jeroboamai, kaip asmeniškai įsivaro. Ir visas Izraelį, paklausykite manęs. Nu čia tipo, uvaga. Argi jūs nežinote, kad viešpats Izraelio dievas amžiams atidavė karališkai Izraelio valdžią Dovydui ir jo sūnum druską sandorą. Bet Nebato sūnus Jeroboamas, Dovydo sūnaus Saliamono tarnas, sukilo prieš savo valdovą. Pas jį susirinko netikę žmonės, Belialo vaikai ir įsitvirtino prieš Saliamono sūnų Roboamą, kai jis buvo jaunas, nepatyręs ir neatsilaikė prieš juos. Dabar jūs manote galėsite atsilaikyti prieš viešpatės karalystėje esančio Dovydo sūnų rankose, kadangi jūs yra didelė daugybė ir su jumis yra auksiniai veršiai, kurios jums padirbino Jeroboamas, kad būtų jūsų dievai. Jūs išvarėte viešpatės kunigus, Arono sūnus ir levitus, bei pasidarėte kunigų kaip kitų kraštų tautos, kas tik ateina pasišvesti su jaučiu ir 7 avinais, tampa kunigų, tų, kurie nėra dievai. Bet mūsų dievas yra viešpats, mes jo nepalikome. Viešpačiui tarnauja kunigai, Arono sūnus, taip pat levitai atlieka savo tarnystę. Jie kas rytą ir kas vakarą aukoja viešpačiui deginamąsias aukas ir smilko smilkalus, padeda padėtinę duoną ant auksinio stalo ir kas vakarą uždega lempas auksinėje žvakidėje. Mes laikomės viešpatės mūsų Dievo nurodymų, bet jūs jį palikote. Pats Dievas veda mus, yra su mumis ir jo kunigai, su trimitais, kad trimituotų prieš jūs izraelitai. Nekovokite su viešpačiu savo tėvų dievu, nes neturėsite sėkmės. Nu, tokia įspūdinga kalba, ne? Ir jis atrodo toks užtikrintas ir jo argumentai, žiūrėkit, kokie. Ta prasme, kur čia jūs išėjot? Ta prasme, ar jūs pasimetėt, ar jūs užmiršot? Jūs prisimenat iš vis, kaip buvo? Jūsų daug, bet jūsgi sukilėliai, jūs iš vis prisimenat, kad šiaip mes, reiškia, Dievo pusė, o jūs paskui veršius kokius. Sako, ką jūs prisigalvojate, sako? Kad šiaip jeigu ką, pas mus visi kunigai atėjo, dar ir iš jūsų, nes jūs patys juos išvarote. Ta prasme, sako, atsigaukit. Jūs prieš Dievą išėjot kovoti, sako, mes Dievą nepalikom ir jis pradėjom varti. Jūsų dievai nėra dievai iš vis. Nu taip stipriai. Ir jisai sako, mes pasitikim Dievu, ką jūs... Ir jis sako, bet mes trimituosime prieš jūs. Čia, sudūdom prieš mūsų išėję. Negu žmogiškai. Suprantat, kažkiek ten tie ragai. Šuo, matot, praeina mūsų. Tai, aš tik žinau, kiek po to ant įrašo girdis. Tai, nu, jūs pagalvokit. Jis jiems sako, jo argumentas, už mus Dievas, mūsų stiprybė ir iš vis mes prieš jūs trimituosime. Angliškai, to blow a trumpet. Ir mes, žinai, prieš jūs trimituosime. Čia tai iš vis, sako, mes pavarysime. Ką? Suprantat? Aš nežinau, gal jie prisiminė Jerichą, prisiminot, jie trimitavo, kai tik Dievas įvedė iš vis izraelitus į žemę. Pirmas miestas, kurį jie ten nugalėjo, buvo Jerichas. Ir tik kaip parodyti, kaip viskas veikia, kaip sakant, kaip sistema šitą veikia. Tai jie nekovojo, ten nelipo, nebuvo, reiškia, apgulties. 7 dienas aplinkui vaikščio, trimitavo, 7 dieną griūna sienos. Ir daugmaž toks reziumė Dievas. Nu, va šitaip ir kovosime. Ir ką? Jeroboamas, nu jisai, mes prisiminam, jis nelabai kreipia jau dėmesio į Dievo žodį. Ir jisai pasiuntė pasalą ir panašiai. Ir apsupo išeina, nu, Juda karius. O Judas, tai, nu, visi žmonės, kaip tauta. Reiškia, pamatęs 14 lūtį, kad kova bus iš priekio ir iš užpakalio, šaukėsi viešpatės, o kunigai trimitavo. Nu, prasme, jis įdėjo visą tą kalbą ir po to pamatė, kad sekantis, kad atrodo, nu, fiziškai atrodo labai blogai, iš karto jos apsupo ir jie taip pat ir šaukėsi Dievo, o kunigai trimitavo. Matot paveikslą? Jeigu sakė, ir iš vis mes prieš jūs trimituos. Ir trimitavo.
Aš siūlau pažiūrėti YouTube'ai, garsą, kai mes galvojam trimitas, mes galvojam, žinot, tie sidabrinis trimitas, ta prasme metaliniai, kai jie sako trimitavo, tai jie trimitavo jų trimitai, tie ragai, šofarai. Jūs pažiūrėkite YouTube'ai, šofaro garsas, tas ragas. O tadas kažkada buvo, ne, į pečką tą atnešęs. Toks gilus, atrodo, gerai ta kabina toks garsas. Tai su tokiais, žinai, ir kuo ilgesnis, to stipresnis balsas, garsas su tokiais trimitais. Tai turėkite omenyje, kai čia Senam testamente rašo trimitas, tai ne metaliniai trimitai šitie, bet ne iš rago. Ir tas garsas, truputį kitoks. Ir pažiūrėkite, 14-15 eilutė. Ir kunigai trimitavo, o Juda vyrai sušuko, tai nebuvo toks, ta prasme, jie, tas riaumojimas, toks pradėjo rėkti vyrai visi. Ir kai vyrai sušuko, ir prašyta, kai jie šaukė, Dievas sumušė Jerobamą. O tu teisingai supranti Justai, aš matau iš tavo žvilgsnio, kur tai atrodo, ta prasme, kad tu teisingai supranti ir gera tavo reakcija, nes mes kartais, skaitom, jo, ir taip atrodo galvoje labai greitai prasukam, ta prasme, tai jo. Bet mes pagalvokime apie tai, reali, situacija, paveiksliukas. Dvigubai mažesnė kariuomenė, jis išdėjo tą peptoką ir tada jie pučia, reiškia, tos trimitus. Ir po vieną pradeda vyrai šaukti tiesiog, jų kovos strategija. Jie pūtė triubas ir jie šaukė. Viskas. Ir toliau parašyta, Dievas sumušė Jerobamą ir Izraelį priešais Abiją ir Judą. Ir viskas. Ir izraelitai bėgo nuo Judo. Čia neįtikėtina, čia visiškai crazy dalykas. Tai yra antgamtinis dalykas, antgamtinė pergalė. Suprantat? Nepaaiškini per tai, kad Dievas matyt kažkaip veikia per aplinkybą, žinot kaip tu. Kur tokios pilnos tikėjimo maldos būna, Dieve, nukreipk chirurgo ranką. Ne, viskas lik ir gerai, bet jeigu tai yra vienintelis tavo maldos. Kaip tu meldėsi, ne? Suprantat. Bet mes čia kalbam apie, kitokį, antgamtinį įsibrovimą į tą realybę su stipresnė realybė. Ir tai yra labai apčiuopiama, matot, mes negalvom apie Dievą kaip apie koncepciją ir krikščionybę kaip apie koncepciją ir tikėjimą kaip apie koncepciją, bet apie kažkokią apčiuopiamą realybę, kuri iš vienos pusės lyg nematome, bet labai matomai pasireiškia. Ir žinot ką, mesgi kalbam apie Abę. Dabar prisiminkit viską, ką mes kalbėjom praeitą kartą, 3 metai. Čia tas, kuris vaikščio visose tėvo, ten savo nuodėmėse ir nieko nebuvo galima apie gerą pasakyti. Tai čia šitas vyrukas, šitą peptoką dėjo. Ir jisai matė, neįtikėtiną pergalę, jis matė stebuklą. Protą nešančią. Ir parašyta, žiūrėkit reziumė, 18 eilutė, taip izraelitai pralaimėjo tą kartą, o Judo vaikai nugalėjo, nes jie pasitikėjo viešpačiu savo tėvų Dievu. Jeigu visa tauta apleido Dievą kartu su prieš tai Roboamu, tai tuo metu bent jau to mūšio metu visi, reiškia, Judo vaikai pasitikėjo viešpačiu kartu ir parašyti dėl to jie nugalėjo. Ir viskas, tai buvo toks stiprus sukritimas, kad prieš tai Jeroboamas net gavo savo galios Abijos dienomis, nors ten ir nedaug buvo tų dienų karaliavimo. Abija sustiprėjo, parašyta, ta prasme, atrodytų lyg tai stiprus tokie, kad ir 3 metai buvo. Tai va irgi ten buvo kaip. Bet matot, jisai toliau neieškojo Dievo. Ta prasme, buvo suspaudimas, o toliau jis neieškojo Dievo.
Ir akivaizdžiai, nu, jeigu parašyta aiškiai, prieš tai mes skaitėm Karalio knygą, kad Abijas vaikščio visose savo tėvo Roboamo nuodėmėse. Reiškia, jisai irgi paliko Dievą, reiškia, jisai lygiai kaip Roboamas nuėjo, ne? Stabų garbinimą, reiškia, krašte vėl pradėjo plisti stabmeldystė ir panašiai. Ar ne taip? Tai kaip? Mes net nekalbam apie 40 metų, 20, čia viskas iš vis 3 metų laikotarpį. Nu čia toks neįtikėtinas įvykis. Jūs suprantat? Tokiu trumpu periodu mes kalbam, tokią didelę pergalę, tokią didelę, nu ta prasme, Dievo šlovės apriškimas, kad Dievas parodo, aš esu tas, kuriuo tu gali pasitikėti. Štai tu mane šaukėsi ir aš atsakiau. Ir kaip gali būti, kad toj pat kažkaip, nes 3 metų bėgiai čia toj pat. O ne? Ir čia toks rezumė, kai mes skaitom Karalių knygą apie Abiją, kad, nu, nėra apie jį ką pasakyti iš esmės. O čia rašoma ne dėl to, kad apie Abiją yra daug ką pasakyti, bet apie Dievą, kad Dievas buvo pasirodęs, mes matom kiekvieno karaliaus gyvenime, yra kažkoks momentas, Dievas vis pasirodo ištikimas. Ir nei vienas negali būti pateisinamas dėl savo netikėjimo, nes vienas gali sakyti, aš paveldėjau kažkokią čia, žinai, blogai pačia man iš tėvo, ne, jo atėjo tas. Ne, Dievas parodo, kad jis kiekvienam, nu, vis tiek apsireiškia, kad kiekvienas turi pasirinkimą pasitikėti Dievu ir surasti jį, nes jis leidžia susirandamas parašyti, kai mes jo ieškome. Bet jų visų problema yra ne jų aplinkybės, kad ta karalystė ne ta, ten sąlygos ne tokios, politinė situacija lieva, skilusi karalystė. Problema yra, kad jie neieško Dievo. Ir liūdniausia yra, net kai jie gauna apreiškimą Dievo per tokią pergalę, per dar kažką, jie greitai pamiršta ir nebeieško, kaip parašyta, bet jie greitai pamiršta jo liudijimus ir nebelaukia jo patarimų. Psalme rašom. Tai Abijas toliau buvo, ne? Abijas ieškojo, mes prisiminam Dievą, ne? Abijas buvo tas, tobula širdim. Ne Abijas, atsiprašau, teisingai tu, Asa, gerai. Va dėl to reikia daryti akių kontaktą, kai kalbi žmonėmis, nes man mato, kokia tauta. Taip pat. Žodžiu, Asagi buvo tas, nu, taigi čia tas, kuris prisiminat iš niekur išdygo. Viskas buvo taip blogai ir jisai išdygo iš niekur. Ir jo dienomis vaisiai atsisuko visi į Dievą ir jisai net pašalinas motiną Maką. Tai motiną Maką mes prisiminam, čia močiutė, ten yra ta matriarchė, ta prasme, čiagi iš vis buvo Roboamo žmona, mylimoja. Tai realiai jinai buvo Asos, nu, močiutė. Tai tu pabandyk močiutę savo pašalinti nuo valdžios. Bandėt kas nors? Vien šeimoj, o ne? Tu bandėjai, matau, švęstusi. Nieko, mes galėsim melstis dėl vidinio išgydymo po to. Visas žaizdas tau išgys. Ne? Tai va, kalbant apie tą. Ir jisai, reiškia, pašalina močiutę iš valdžios. Ta, normaliai. Dėl tų stabų. Supranti? Nes jinai normaliai dar prie Roboamo, jinai gal ir nuvedė Roboamo nuo nariškio. Nes ten jau kai pradėjo Roboamo su tom žmonom, tada ir prasidėjo. Ir jinai čia, supranti, garbina, kai dar iš tolo, žinai, šito Asos nebuvo. Čia, supranti, išaugo nukėlis ir įspirė man iš valdžios. Nu toks buvo stipriai. Ir prisimenat, Asos dienomis irgi buvo didelė pergalė. Bet po to vėliau, kas man įdomu, vėlgi po to, to aš atsuksiu. Va, Asa, reiškia, čia 14 skyrius, aš jau su 2 kronikų 14 skyriuje. Jisai, matot, jis pašalina, čia 3 eilutė, jis pašalina svetimų dievų aukurus aukštumose, sudaužė atvaizdus, iškirto geraitės.
Prisimenate apie kitus vis sako, bet, žodžiu, apie kitus, kurie jau neblogai darė, bet dar nebuvo pašalinas aukštumas ir panašiai. O jisai, reiškia, sudaužo atvaizdus, iškirto giraitės ir nemažai aukštumų sunaikino. Ir įsakė judo žmonėms ieškoti viešpatės jų tėvų dievų ir vykdyti jo įstatymus ir įsakymus. Jis pašalino visose judo miestuose aukštumas ir atvaizdus ir jam valdant buvo ramu. Įstatė sutvirtintus miestus 6 eilutė Judė, nes kraštas ilsėjusi ir su nieko nekariavo tais metais, kadangi viešpats suteikė jam poilsį. Ir 7 eilutė. Asa kalbėjo Judui, pastatykime šios miestus, aptverkime juos sienomis su bokštais, vartais ir sklaščiais, nes kraštas priklauso mums. Kadangi mes ieškojame, kadangi mes ieškojame viešpatės mūsų Dievo, jis suteikė mums ramybė iš visų pusių, įstatė ir jam sekasi. Ir jie ieškojo Dievo, va čia yra esminis dalykas, bet prisimenate, ten buvo tas labai liūdnas atsitikimas vėliau, kada Asa užpuolė Sirijos karalius, Ben-Hadadas. Asa tuo momentu kreipėsi į priemonės, kurias gali suteikti žmogiški ištekliai. Tai reiškia, Asa galvoja, kaip atsipirkti. Asa paėmė šventiklos auksą, nes šventikloje buvo daug auksinių indų ir kitų dalykų, kurie buvo naudojami šlovinimo tarnavimui, tam buvo padaryti dar prie Saliamono. Tai jisai paėmė tą auksą, kuris buvo Dievo namuose ir siuntė Sirijos karaliui, norėdamas atsipirkti, kas politiškai buvo racionalus ir pasvertas sprendimas. Bet Dievui jis nepatiko. Ir iš vienos pusės mes skaitėm įvertinimą Dievo žodėje apie Asą, kad jisai turėjo tobulą širdį. Ir mes kalbėjom, kad tobula širdis nereiškia, kad tu niekada gyvenime nedarai klaidų, bet kad tavo kaip magnetą, ta rodiklėlė, ne magneto, o šito kompaso vis atsisuka, ne? Tu, ta prasme, į Dievą, tu vis jo ieškai, ne? Bet įdomu tai, kad čia įvertinimas kitų kampų, reiškia, kronikų knygoje, kad netgi konkrečiai pasakyta, kad Dievas siuntė ir per pranašą netgi kalbėjo. Ir ta prasme, Asa turėjo 14 skyrius pabaigoje, mes galim skaityti, jis turėjo prieš tai karinę pergalę, kuris grinai šaukėsi Dievo ir Dievas parašytai buvo sumušti viešpatės ir jo kariuomenės. Bet vėliau su to Ben-Hadadu Sirijos. Ir 15 skyrius visas apie kitą pergalę. Bet vėliau, reiškia, jisai, ką aš jums jau ką tik pasakiau, norėjo atsipirkti. Čia 16 jau skyriau daugiau toliau. Ta prasme, ne Sirijos karalis, atsiprašau, aš Bašą puolė. Jisai siuntė auksą Sirijos karaliui, kad tas užpultų Bašą, ta prasme, kad Izraelio karalis Bašas atsitrauktų nuo Judo. Bet Dievas siunčia pranašą, sudrausti Asą ir sako, klausyk, sako, argi nebuvo ana kariuomenė, kur tu irgi nugalėjai, irgi daug stipresnė, Etiopų ir kitų, kurie tave puolė. Ar jūs nenugalėjot bet kuriuo atveju? Tai koks dabar skirtumas? Kas pasikeitė, kad dabar jau reikia atsipirkti? Ir aš sakiau, Dievas davė malonę, nes karalio širdis Dievo rankoje, kad Sirijos karalius paklausė. Bet jisai sudraudžia. Ir žinot, kame sudraudimas jo? Aš jums pasakysiu, sudraudimas Dievo 8-9 eilutė. Ar Etiopai ir Libai neturėjo didžiulės kariuomenės, kovos vežimų ir raitelių. Kovos vežimai tai tankų ekvivalentai, galvokit tais laikais. Nors mums šiuo metu jau sunku yra iš vis apie kontaktinę galvoti, kad kai viskas dronais vykdama. Bet mes dar bent jau prisimenam, kas yra tankai.
Ne? Ar Etiopai ir Libai neturėjo didžiulės kariuomenės kovos vežimų ir raitelių? Kadangi pasitikėjai viešpačiu, tai jis juos atidavė į tavo rankas. Sako, nes viešpatės akis, va 9 eilutė, stebi visą žemę, kad parodytų savo galį dėl tų, kuri širdis tobula prieš jį. Ką Dievas sako? Tu pasilgiai neišmintingai, todėl nuo šiol turėsi daug kurų. Tai 9 eilutė Dievas sako, kad Dievas net stebi visą žemę ir žiūri, kurių žmonių širdis tobula prieš jį. Ir ką jis sako, jis stebi visą žemę, kad parodytų savo galę dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš jį. Dėl to, kad Dievo žiūri, kas tai pasitikė manimi, kad aš galiu atvesti kažkokias sudėtingas aplinkybės. Nes aš žinau, kad tas žmogus manim pasitikės. Ir aš pats išryšiu tas aplinkybės. O tas žmogus manęs nepaves ir neatsitrauks. Nes jis irgi žinos, kad aš nepavesiu. Ir aš parodysiu, kad aš esu Dievas, kuris gelbsti. Bet kaip jam parodyti, jeigu ne per mūsų tikėjimą, jis taip pašlovinamas. Kai mes, ir atsitraukiam, suprantat, ta prasme, jis sako, aš ieškau tokių žmonių, iš savo visų žmonių, aš žiūriu, visi mano žmonės, kuris širdis tobula, sako, bet aš ieškau, per ką aš galiu parodyti, pašlovinti savo vardą. Nes čia yra ne apie mus, čia yra apie jį. Jis sako, kas iš mūsų žmonių, kas iš mano žmonių yra tas, per kurį aš galiu dar parodyti pasauliui. Dėl to, čia Dievas, kuris buvo, kuris sakė, šitonai, pažiūrėk į mano tarną Jobą, kas dar toks yra tobulas. Dievas leido artėti karaliui Bašą. Jis būtų padėjęs. Jis norėjo atiduoti. Kaip jisai prieš tai pašlovinti save. Kad žinotų žmonės, kad yra Dievas judė. Kaip ir Dovydas, kuris bėgo prieš Filistiną ir sako, kad žinotum, kad yra Dievas Izraelė. Suprantat? Todėl mes pasitikim Dievu ir aplink mus pradeda būtis dėmesys ir mes galvom, kažką padariau ne taip, viską padarai taip, ne tame esmė. Dievas nori pašlovinti, save. Ir mes turim nebūti kaip Saulius, kuris atsitraukė, kai jam pasakė 7 dienas laukti ir 7 dieną viskas, jam nervai neišlaiko, kai pamato, kad ir žmonės jau skirstosi viskas. Mes turim neprasilenkti šito vietoj, tą prasme, po spaudimu. Nes Dievas stebi visą žemę, kad parodytų savo galę dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš jį. Tavo suspaudimas yra parodyti, kad Dievas gali. Prisimenant, mes kalbėjom, kad politiniai neramumai, neaiškumai, dar kažkas, tai nėra laikas bijoti, tai yra laikas mums kaip krikščionim atsistoti. Tai yra mūsų laikas. Mes galvom, kad krikščionio laikas, kada pagaliau vyriausybė yra krikščioniška ir kada viskas gerai, ne. Tai yra mūsų visi laikai, bet mūsų tamsus laikai yra ypatingai mūsų laikai, nes kada mes ryškiau šviesim negu per tamsus laikus. Kada daugiau Dievas gali būti pašlovintas, kai viskas atrodo, kad, nieko nebus ir tada jis pasirodo. Kaip Jėzus tyčia neėjo, kai Lozorius susirgo, prisimint. Ir sakė, o šitą lygą ne mirčiai, o mano šlovė. Jis tyčia neėjo. O ką turėjo sesės galvoti? Kai jis draugas ir jisai gali ateiti, jis yra per tą atstumą, ta prasme, kas jam negerai, jis tyčia neateina, kai gali ateiti ir išgydyti, o tada jis ateina ir jį prikelia iš mirusių. Suprantate? Štai apie ką šitą eilutę, kad Dievas stebi, per ką jis gali parodyti savo jėgą ir per ką jis gali parodyti savo galią. Kaip ir aš šiandien pasakoju tą istoriją ir dalinausi, dar per vakarienę tą pasitikėjimas dėl baudų, kad aš sakiau, gerai, Dieve, tai parodyk. Ir Dievas parodė. Kai kažkoks sunkumas, tada sakau, ir gerai, bring it on, taip pat nešk. Tai pažiūrėsim tada. Nes jeigu Dievu negalim pasitikėti, tai geriau mums greičiau tai sužinoti negu vėliau ir sustatyti tas taškus virš į. Nes jeigu šito Dievu negalim pasitikėti, visame kame 100% ir 200%, tai mes turim didesnę problemą negu tą problemą, kurią galvojam, kad turim. Ir mums greičiau išsiaiškinti yra geriau. Ar ne? Dėl to ir parašykite, laikykite didžiausių džiaugsmų visus išbandymus.
Nes tai yra proga įsitikinti, kad Dievas gali ir Dievas tikras ir viskas veikia. Bet nebūkim kaip Saulis, tai aš laukiau 7 dienas, tai aš 7 dieną, ta prasme, tai iki galo, nei beveik iki galo, bet iki galo. Suprantat? Kiek kartų aš meldžiausi, sakiau, na gerai, šito situacijų, čia iš vis nesąmonė Dieve pagal tavo nurodymus pasielgti, bet gerai, tada jeigu taip, tada tu būsi ir kaltas. Kaip aš prisimenu 17 metų ar 18 metų, aš neprisimenu 19, nu kažkoks kartas, kai mano tėvas įstormina, ta prasme, nu pas mane buvo toks smurtaujantis ir visa kita, ir man ta eilutė, mes vis kovojom, bet aš, nu, gynyba buvo, aš jo nepuldavau, bet aš gindavausi. Dėl gyvybės dažnai gindavausi, ta prasme. Ir man ta eilutė labai stipriai skambėjo širdį, kas pakelia ranką prieš tėvą ar motiną yra vertas mirties. Ir aš pykau ant Dievo ir sakau, tai ką man sakyti, aleliuja, kai mane dusina iki mirties, kai aš 2 kartus iš namų turėjau išvykti po savaitę, nes ta prasme, nu, tai buvo mano gyvybės klausimas. Tai aš sakau, tai ką man sakyti, aleliuja ir laukti, kol mane nudusins iki mirties, čia yra nesąmonė. Ir eilinis vėl kažkoks kartas, kažką aš ten dariau virtuvėje, mane stumė į visą šitą langą, kad nebūtų ten lentynos su gėlėm, skriščiau iš 5 aukšto. Aš pakilau ir buvau tokia karinė žemo ūgio, gan sportiška, gal kaip stumiau skridaisi per visą koridorių. Ir aš virš jo pakibau kaip vanagas su pakeltu ranka ir sustojau. Pikta, nes jis mane išprovokuoja. Ir girdžiu širdyje tą balsą iš Dievo, kad, nu, ne, supykau. Labiau negu ant tėvo supykau, kaip mane provokuoja, tas ir ant Dievo supykau labiau negu ant tėvo, kad jis man sako, kad aš negaliu mušti. Aš ant Dievo supykau, aš nustorminau į tą savo kambarį, mečiau savo gležną kūnelį, supsichavos ant sofkos ir nuo to, kad savo gležną kūnelio kojam trenkiau į šoną, tai ta medinė, kaip čia vadinasi, atlošas, ta viršutinė dalis man taip parkrito ant kojos skersai, tokia kaip balkutė guli. O jis atbėga, kažką reikia, aš net neklausau kas jį, nes aš užsimerkus sėdžiu, rankos sukryžiuotas, o viduje aš su Dievu ginčiusi. Man su Dievu toks piktis, kad man nesvarbu, kad Dievas reikia, man ant Dievo piktis. Supranti, aš su juo ginčiusi, nes, nu, čia viskas suršta. Ir žinot, ką aš galvoju, tasgi čia afekto būsenoje, piktas, kai tu piktas toks afekto būsenoje, tu grebi viską ką po ranka, tiesiog negalvoji apie tai, tu nesuplanuoji, aš galvoju, pas mane skersai kojų guli šitasgi, nu, tas medinis daiktas. Aš taip galiu gyvai įsivaizduoti, net jaučiu beveik, žinot, kai beveik jauti, kai jisai tuoj pagriebs, jeigu tą medinį daiktą ir trenks man per kojom, čiagi net mėsos nėra, aš galvoju, sulaužysgi man kaulus. Aš labai praktiškai, aš labai paprastai galvoju. Ir aš sėdžiu ir galvoju, Dieve, nu ir gerai, aš galvoju. Vat ir pažiūrėkim, aš galvoju. Tegul, aš galvoju. Ir aš žinosiu, kad čia tu, ta prasme, aš net tiesiai šviesiai pasakysiu, tu būsi kaltas, jeigu jis man sulaužys kojas, okei, tu būsi kaltas. Ir aš sėdžiu va taip, o jisai šokinėja va taip, kaip drugelis prie stiklą. Ir negali paaiškinti, 0,5 metro nuo manęs. Jis va taip, ir susistoja, jam kaip linija nubrėžta. Jisai rėkia, čia plėvesuoja kažką rėkia, o aš laukiu, net aš net nežiūriu, ta prasme po to, nu pasižiūriu, biškai po to vėl nežiūriu. Ir jisai ten, kažką pareikia kurį laiko, bet aš sakau, jam kaip riba nubrėžta, kaip stiklas koks, kuris negali peržengti, apsisuko išėjo, taip niekada nebuvo. Ne tai, kad jisai iš vis prie manęs nekaip negalėjo prisiliesti, jisai jam kaip riba nubrėžta. Ir jisai išėjo. Tai va, mes meldžiamės Dievaus, kurį gali ir kuris jisai žino, ką jisai sako, netgi kai mes, mums taip neatrodom. Nes mes mąstam dažnai žmogiškai. Bet jisai žino daugiau. Jisai žino, ką jisai sako. Ir, okei, šitoje situacijoje, kai greitas išsirišimas, bet jeigu toje situacijoje, kur greitas išsirišimas mus įkvėpia pasitikėti Dievu, netgi jeigu reikia ilgiau laukti, kai Sauliui tos 7 dienas labai buvo ilgos. Iš 7 dienos jisai turėjo tikėjimo visas 7 dienas, bet 7 dienos pabaigoja. Jis tik pabaigoja, ne, ten viskas. Bet reikia iki galo, ištvermingai parašyta bėgti lenktynėse. Ir vat Abijui buvo, atsiprašau, vėl Asai, buvo sunku pabaigoj. Ane, tas iki galo pasitikėti šiek tiek. Tada jis žmogiškų ėmėsi priemonių. Kas buvo racionalu, visi žmonės jam galėjo pritarti. Nu tai taip. Bet Dievui nepatiko, nes jis sako, ne.
Sako, tu galėjai pasitikėti manim, aš galėjau pašlovinti savo varą. Čia net ne apie tą, žinai, momentinį išlaisvinimą. Nes momentinį išlaisvinimą jisai gavo, sako. Bet sako, tu pasilgi neišmintingai ir turėsi daug karų. Nes prieš tai aš jums specialiai skaičiau ten, kai jie pasitikėjo Dievu ir Dievas davė jam taiką. Krašte buvo ramu, sako, dabar Dieve, tu pasilgi neišmintingai, tu gavai momentiškai spazmą savo atsirišimą, bet sako, bet tu turėsi daug karų. Nori spręsti pats savo problemas. Nu, to prasme, bent jau turėsi ką veikti. Sako, turėsi daug karų. Va, ir matot ką? Vat Dovydas, kai jisai nusidėjo, o Dovydas nusidėjo taip, kaip už tėvynę, ne, tuo metu prisimenat. Bet kai pas jį buvo atsiųstas pranašas, Dovydas toj pat atgailavo. Greitai buvo atgailauti, ane? Bet apie Asą mes dėja šito neskaitome, kad jisai dėl šito priekaišto pasitaisė. Dėl to, kad Karalių knygoje mes tik trumpą tokį pastebėjimą skaitom, kad jisai turėjo ligotas kojas, kai pabaigoje. O čia daugiau paaiškinama apie tai, kad jisai sunkia kojų liga sirgo. Ir labai įdomi 12 eilutė suformuluota 16 skyrius. 39 karaliavimo metais, nu čia jau pati pabaiga, kiek jis ten apie 41, man atrodo, karaliavo. Asa susirgo sunkio kojų liga, nes Dievas, kaip mylintis tėvas, jis jį auklėjo, vis bandydamas atsukti į save. Tačiau jis, žiūrėkit, ir sirgdamas neieškojo viešpatės, bet kreipėsi į gydytojus. Tačiau jis ir sirgdamas neieškojo viešpatės, bet kreipėsi į gydytojus. Ar štai eilutė sako, kad nereikia kreipti į gydytojus? Kad čia yra būtinai netikėjimas? Ne, absoliučiai ne. Tikrai. Bet kadangi pas Asą buvo šitoks dalykas, kad jis jau pabaigoje pradėjo žmogiškai labiau ištekliais ir resursais pasitikėti negu ant gamtinių Dievo veikimų jo gyvenime. Dievo, kuris gali nepaisant to, kaip yra ir kaip atrodo. Nes iš vis nieko nebuvo ir Dievas pasako, tai atsiranda ir atsirado. Tai mes šitam Dievo meldžiamės, o po to mes sakom, tai jau yra, tai dabar jau tu negali. Tai čia tam Dievui, kuris ir pasakė, kur atsiranda viskas, kai nieko iš vis nebuvo. Tai, suprantat? Bet, tai Dievas, nenuostabu, kad duoda Asai, tokią galimybę ieškoti jo. Bet jis neieško. Asa gali kreiptis į savo antgamtinį Dievą. Bet jis įdomi išskirta, ta paryškinta, ne? Kad šito dalyko. Be to, Asa ne tai, kad net gailavo dėl tokio Dievo priekaišto jam. Ji taip pat piktino, kai jis buvo suėmęs tą pranašą ir įmetė į kalėjimą, kuris jam atnešė tą žinią, kad Dievui nepatinka, kad jis vien žmogiškai. Ir mes tą pastebėm dažnai žmonėse, kad jeigu žmogus palieka paprastą tikėjimą Dievu ir eina į racionalumą vien, žmogiškai ir panašiai, ir tu jam gali pabandyti kažką sakyti, jis yra krikščionis. Bet kaip jisai supiks, jeigu tu jam pabandysi kažkur čia. Tai va čia šitoks variantas liūdnas. Ir mes ir sakėm, kad yra tame tragedija. Tai va, tas kontekstas, mes grįžom prie tų visų karalių ir žinote, aš norėjau jums tik parodyti ką. Kad nebūtų skirstimas vien, žinai, juodas, baltas, juodas, baltas, juodas, baltas, geras, blogas, geras, blogas. Bet aš noriu parodyti apie tą ieškojo, neieškojo, kad ir tie karaliai, apie kurias buvo parašyta, kad jisai darė kas gera viešpatės akise, bet jeigu neieškojo Dievo visas savo dienas, tai gerai nebuvo. Nes mūsų tikslas nėra vien susitelkti į darymą, nors tai yra svarbu. Bet mums reikia ieškoti viešpatės ir tai yra dalykas, kurį mes darėme iki galo ir kiekvieną dieną. Iš naujo mes ieškam Dievo. Ir ieškojimas Dievo tai yra daugiau negu darymas, tai yra širdies nuostata. Tai yra daryti, kas teisinga. Pavyzdžiui, skaityti Bibliją yra teisinga. Teisinga. Melstis yra teisinga. Teisinga. Ne? Čia teisingi dalykai. Padėti artimui yra teisinga.
teisinga. Ar Dievui patinka šitie dalykai? Patinka Dievui šitie dalykai. Bet jeigu mes darysim tai, kas teisingai Viešpaties akyse, bet nustosim ieškoti pačio Viešpaties, kaip parašyta, ieškokite Viešpaties ir jo jėgos nuolatos, ieškokite jo veido. Staiga mūsų visi geri darbai kažkaip mažai mums iš jų naudos. Taigi, bet jie geri. Jie Dievui patinka. Bet mums kažkaip iš jų nebėra naudos. Suprantate, ką aš noriu pasakyti? Tai vat aš noriu, kad mes, patys būdami laisvi Dievo vaikai, mes mąstytume santykio kategoriją. Ne vien darimo, nedarimo. Santykis yra gyvas dalykas, tai nėra, ta prasme, Ir mes negalim tiesiog padėti save vieną arba kitą dėžutę. Geras, aš esu blogas. Esmė tame, kad mes ieškom Dievo. Nes mes norim būti geri ir nuplakti save dėl nuodėmių arba klaidų ir panašiai. Bet Dievas sako, aš jau jūs atpirkau ir aš noriu santykių su jumis, tai ieškokite mane. Suklupime, nuodėmė, silpnume, ieškokite mane. Ta prasme, mes išsiaiškinsim, ieškokite manęs. O geri dalykai, ar jų reikia? Jų reikia, ar jie patinka Dievui? Patinka, bet mums, visų pirma, mes turim ieškoti Dievo ir mes turim paruošti širdį ieškoti Dievo. Ne? Tai sekantis karalius, Asas, Pasas, buvo, va čia, žinot, va šitas yra mano mėgstamiausias. Va po šito aš jau tada tariau širdį viskas. Turim būtinai daryti studiją. Juozapatas. Jo istorija tai buvo tokia. Visi įveikė. Jis buvo tas, kuris darė, kas teisingai ir gerai Viešpaties akyse. Jis paruošė savo širdį ieškoti Dievo. Jis ieškojo Dievo. Mes čia 17 skyriuje jau kronikom. Žiūrėkit, 4 eilutė. Jis konkrečiai apie rašo. Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė jo įstatymus ir nesekė Izraelio pavyzdžių. Būtent apie jį parašyta, kad jis ieškojo. Ne tik, kad kas darė, parašyta, jis ieškojo. Ir Viešpats atvirtino karalystę jo rankoje. Ir visi Judo gyventojai nešė Juozapatui dovanų, jis turėjo daug turtų ir buvo gerbiamas. Tai kai Robamo širdis pasiaukštino, kai jisai įsitvirtino ir nusprendė, nebereikia Dievo, tai pas Juozapatą buvo atvirkščiai. Kai Dievas įtvirtina jo karalystę, 6 eilutė parašyta, jo širdis buvo išaukštinta Viešpaties keliuose ir jisai sunaikina aukštimas bei geraitis Jude. Ne jisai pasikėlė, o jo širdis buvo išaukštinta Viešpaties keliuose ir jisai sunaikino aukštumas bei geraitis Jude. Žiūrėt, ką jisai daro, jisai strategiškai, jisai siunčia, pažiūrėkit, 3 karaliavimo metai, man labai patinka pasižiūrėti, ką jisai daro. Siunčia Juda miestus, 7 eilutė čia, mokyti savo kunigaikščius. Jisai siunčia, reiškia, ne tik, kad ar aš vienas ir kažkaip patys žmonės nuseks karaliaus. Jisai siunčia, reiškia, tie, kurie lyderiai jo tautoje, jisai labai strategiškai mąsto, jisai siunčia, kad jo kunigaikščiai būtų pamokyti Dievo įstatymą. Reiškia, jeigu jie vadovauja mano žmonėms, jeigu žmonės sako, jisai galvoja, kad, kaip pasakyti, yra intencija, nes jis nepalieka dalykų savami, nes sako, mes turim tą prasme investuoti, padėti pamatą. Ir jisai savo lyderius investuoja, jis siunčia, reiškia, į visus miestus savo kunigaikščius. Ir tie kunigaikščiai, ta prasme, kunigaikščiai tai yra, buvo nusiusti į miestus mokyti žmonės.
irgi levitai buvo pasiųsti. Ir 9 eilutėje mokė Judės žmonės iš Viešpaties įstatymų knygos visose miestuose. Tai ne kažkaip savaime, bet jisai, žinojo, kaip parašyta be pažinimo žūsta tautos. Jisai siuntė, kad žmonės būtų pamokyti, kad būtų įtvirtinti mokymą. Ne tiesiog sekam dievų, viskas. Jeigu kažkam neaiškiai, tada galim dar kumščių trenkti, dėl įtikinamumo, taip, į stalą, nes aš karalius. Argumentas, ne? Bet jisai mokina. Mokina žmonės ir investuoja į tai. Koks rezultatas to, kad Judo žmonės mokinami ir atsisuka į Dievą? O rezultatas toks, kad aplinkui visus apėmė Viešpaties baimė ir jie nedrįso kariauti su Judu. Matot, Dievas mums suteikia ramybės laikotarpius, kad mes galėtume įtvirtinti savo širdį jame, dar labiau paruošti savo širdį ieškoti Dievo. Ir tada, kai ateina tas laikas, kai ateina kažkokios bangos ir suspaudimai, mūsų širdis įtvirtinta ir mes galim leisti Dievui parodyti savo jėgą ir savo šlovę per mus, kaip mes atlaikom aplinkybės, nes mes žinome, kad mūsų Dievas nepaves. Suprantate? Tai Jozapatui pirmo suteikiama ramybė nuo visų žmonių aplinkui, nes visus aplinkui apima Dievo baimė, jie nedrįsta kariauti su Dievu. Suprantate? Po to įvyko toks dalykas. Aš nelabai suprantu, kaip jisai galėjo, reiškia, bet Jozapatas, šitas karalius, tas, kuris ieško Dievo, kažkaip jisai turi visai draugiškai ryšių su karaliumi Ahabu. Ahabas yra Izraelio karalius. Suprastumėte, apie ką kalba, aš jums tokį trumpą apibendrinimą pasakysiu. Jeroboamas, prisimenat, tas Jeroboamas, kuris įvedė visą. Jisai nepaisė Dievo, Dievas sakė, viskas, sako, ta prasme, aš tave išaukštinu, aš tau daviau šantą, ta prasme, tu nuo manęs nusisukai. Paniekinai ir dar įvedė, dar blogiau padariau viską. Iš tavęs atimsiu šitą karalystę, iš tavęs nieko neliks. Jeroboamo sūnus Nadabas karaliavo bet tik 2 metus. Tada kilo karalius Baša. Kaip reiškia kilo? Buvo maištas ir jis nušlojo ir žudė visą Jeroboamo giminę, tą sūnų Nadabą ir visą šeimą, nieko nepaliko. Ir Baša karaliavo. Baša, čia tas, kuris buvo atėjęs prieš Asą. Baša irgi tam blogai viską, jis garbino stabus ir panašiai. Dievas Bašai pasakė, aš tave išaukštinu. Nes Baša galvoja, kad jis pats save išaukštino, paėmė ir padarė perversimą. Ir vis sako, aš tave išaukštinu, aš tau leidau, aš tave padariau karaliumi, o tu paniekinai. Vėl, Dievą. Sako, padarysiu tau kaip Jeroboamui, neapsigauk. Neapsigauk, aš esu Dievas. Ir kaip įdomu, Bašos vietoje karaliauja jo sūnus Ela, kuris lygiai kaip Jeroboamo sūnus, tik 2 metus. Ta prasme, mes matom, piktas karalius, jo sūnus 2 metus, kyla žmogus iš aplinkos, nušluoja žudą iš taško. Baša vėl, piktas žmogus, reiškia, jo sūnus 2 metai, kyla kitas žmogus, toks Zimris ten, karo vadas, padarė perversmą, bet kažkaip tauta nepritarė, jie staigiai išgirdė, kad Zimris padarė perversmą, tada staigiai paėmė ir patėpė tokį Omrį karaliumi. Ir Omris karaliavo 12 metų, darė piktą. Jo, reiškia, sūnus ir buvo Ahabas. Čia tas Ahabas, kurio parašyta, jau... Nekalbant apie tai, kad Jeroboamas įvedė visą Izraelį nuodėmę, sakė, bet kaip Ahabas dar tokio nebuvo. Čia esi viskas. Čia tas pats Ahabas, kuris vedė dar sidoniečių, kurie garsėjo savo visais burtininkavimis ir visko. Sidoniečių karalio dukra Jezabelė. Tai didžioji piktųjų karalių dviejulė pagarsėjusi smarkiai istorija. Ahabas plus Jezabelė.
Lygu labai blogai visiems. Tai yra jo dienomis pranašas Elijas buvo ta istorija, prisimenat pranašą Elijų tą istoriją, kada jis kviečia į dvikovą. Tai yra tie laikai. Tai yra va to karalių, tai joms aplinka ir konteksto. Tai sako, su Ahabu dar galim buvo, reiškia, ir šaknis viso šito buvo jo Jezabelė, ta žmona, kuri ten jį vedė visiškai. Tai. Tai va, tai su šito, tai yra čia tas Ahabas. Ir Jozapatas, kaip sakant, palaiko draugišką ryšį su Ahabu. Tai va šitą labai sunku suprasti. Šitas Jozapatas. Su šito Ahabu. Suprantat? Tai kai supranti kontekstą platesnį, tu galvoji, Jozapatas nuvyka pa karalių Ahabą ir Ahabas sako, tai varam į karą, aš čia sugalvoju, reikia atimti seniai, jau čia mano miestį. Sako, jo reikia, jo varom su tavim kartu. Nu tokie, žinai. Ten tada istorija, bet Jozapatas sako, bet pasiklausim, sako, o tu viešpaties dar, davai pasiklausimgi viešpaties prieš karą. Šau matau tą Airol firminį Ahabą, sako, tai pakviečiais į pranašus. Jo, sako, gerai, pakvietė pilno pranašus, sako. Apžiūri tos pranašus, Jozapatas sako, o viešpatės pranašą nėra. Ahabas sako, nu yra čia vienas toks, sako. Sako, bet aš ir nekenčiu. Toks Michėjas. Sako, nes jis visakais ateina, jis prieš mane piktas, sako. Tai sakau, tai žemi reitingai pas mane su to Michėjim. Jozapatas, nekalbėk taip karaliu. Ne, sako. Nuostabus draugai. Ir ateina Michėjas, o jie pašaukė, Ahabas sako, nu gerai, pašaukė Michėją. Michėjas ateina ir jį dar spėjo, klausyk, visi kiti pranašauja, kad viskas bus gerai. Tu, pasakyk, kad ir tu pasakyk, kad viskas bus gerai. Michėjas sako, aš negaliu sakyti nieko išskyrus tai, ką viešpats man dės. Ateina. Aha, aš įsivaizduoju, kaip Ahabas, reiškia, stovi, žiūri Michėjas ateina ir sako, žiūrėk, jis. Ir sako, tai jo, viskas bus gerai, Dievas tau atiduos, sako, varyk į karą. Tada pats Ahabas jau neištyrė, sako, kiek kartų tavęs įgdinti, kad sakytų Maties, tiesos, aš pamiršau, tiesos, tai jeigu nori tiesos, nu gerai, tai nieko be gero nebus. Ahabas, aš tau sakiau, sako Jozapatas, aš tau sakiau. Paskaitykit, tai parašyti. Sako, aš tau sakiau, tu matai? Įsivėl, sako, Dievas tau sako, tu varysi, tu tikrai negrįši ir iš vis ta prasme, tu, reiškia, žusi tenai. Dievas tave specialiai ten nuvedė ir sako, maža tai, jis pasakoja tokią istoriją, sako, kad ne istorija, ta prasme, visi sako, aš mačiau prieš viešpatės sostą ir Dievas sako, kas eis, nes nori vykdyti tavo teismą, kas įtikins Ahabą eiti į tą karą. Nu, nes čia nėra racionalu, galbūt, ir viena dvasia sako, aš eisiu ir įtikinsiu. Dievas sako, kaip tu? Kokie planai? Sako, aš melo dvasia, būsiu melo dvasia jo visų pranašų, nu tų jų pranašų. Iš viešpatės lūpose, Dievas sako, tau pavyks, eik. Ir čia vienas iš tų pranašų prieina, nu čia toks biški, sako, čia įsitrenkė Michėjų veidą. Ir sako, kurio keliu čia nuo manęs pasitraukė viešpatės dvasia, kad kalbėtų tau. Michėjas išlaiko ramybę ir sako, tai pamatysi tą dieną, kai bėgsi slėptis į savo vidinį kambarį. Tikrai yra atsakymas. Ir, nu ką jūs galvojat? Ar buvo taip, kaip Dievo pranašas sako, ar kaip? Nes Ahabas sako suimti Michėją ir įmesti į kalėjimą. Sako, kad pabaigsiu jo, kai grįš. Bet Michėjas sako, jeigu tu grįši, tai Dievas per mane tikrai nekalbėjo. Ir buvo taip, kaip ir Michėjas pasakė, Ahabas žūna ir žūna taip jėga. Jisai, kadangi, matot, jisai tipo pyksta, bet jisai atkreipia dėmesį. Kažkaip statistika, žinot, to, ką sako Dievo pranašai, nu jie
Jam nepatinka, jam bado akis, bet jie mato, kad statistika, kaip suprantat, kalba už save. Tai čia jis toks pasipiktinęs ir visgi, kai jie kartu su Jozapatu nuvaro į tą karą, jis dar pakiša Jozapatą. Vakariškia draugus turėti kaip Ahabas. Jis sako, tu, sako, pasiliks tavo karališkais rūbais, aš tai varysiu į mūšį. Ta prasme, tu čia saugiai būk, aš tai varysiu į mūšį. Nes jisai supranta, kad tai karalių, tai taikės. Taip ir buvo, visi norėjo, puolė tą vežimą, kai suprato, kad ten Jozapatas nėra tas karalius, tai ir paliko jį ramybė. Bet vienas vyras netaikydamas iššovė iš lanko, nuo Dievo nepasislėpsi. Netaikydamas vienas vyras iššovė iš lanko, ta strėlė parašyta dar tarp šarvų. Suprantat? Ir sužeidė Ahabą. Ir jisai, ne iš karto mirys, jis ten biškį dar pabandė pastovėti, pavadovauti kažkam ant vežimo, sako, visas kraujas iš jo ten daug tikėjo, sako. Ir mirė jis iki vakaro. Tai kai jisai grįžo visgi atgal, tai jis jau buvo negyvas. Ir labai specifiškai Michėjas sakė, kad dėl to, kad buvo ten toks atsitikimas su Ahabu, jisai norėjo vynogino. Užsimanė vynogino šalia, nes ten, reiškia, pasidaryti daržam savo. O žmogus sako, aš tau neparduosiu, nes tai yra mano tėvų paveldėjimas, palikimas, ir ne. Ir va čia jo žmona įžengė į sieną ir sako, ko tu nusiminęs karalius, visai kitais pasipasakoja, sako, čia dabar, tai tu karalius. Aš sutvarkysiu savo, sako, reikalą, tu čia nesiparink. Ir jinai net nesako jam, kaip jinai paėmė iš vis jo karališką žiedą, užanspaudoja laiškus ir siuntinė vyresniam miestu, sako, jūs pakiškit jį. Sako, padarykit, ta prasme, iškvieskit jį ir melagingai paliūdykit, žodžiu, ten, ne taip ir, ir užmėtykit akmenimis. Nes tai pagal Dievo įsakymą, čia už piktžodžiavimą, bet ten grinai pakišimas. Taip ir padarė. Tada atėjo pranašas pas Ahabą ir sakė, kad kaip toj vietoj, kur, reiškia, kur buvo to žmogaus, iš kurio tu atėmė vynuogyną, kraujo, sako, šunys laižys tavo kraują, žinok. Tai kai jisai grįžta iš to mūšio, Milka. Tai sako, tai toj vietoj, reiškia, taip ir buvo, jie kai atvežė kūną ir po to plovė vežimą, tai šunys atėjo ir laižė, sako, tą kraują ir parašyta paleistuvės prausėsi tam vandenį. Va, tai toks buvo karaliaus Jozapato draugas. Tai va ta draugija, tai jinai tokia keista. Bet pats karalius, jo istorija, jis vis tiek yra mano mėgstamiausias. Dėl šitos istorijos toliau. Dievas tiesa sudraudė dar Jozapatą, jisai siuntė pranašą ir sakė, ar turėtum, čia 19 skyriaus antroji eilutė, ar turėtum padėti bedieviui ir mylėti tuos, kurie nekenčia viešpatės ir dėl to tu užsitrauki viešpatės rūstybę. Tačiau ir gerų dalykų rasta tavyje, nes tu išnaikinai krašte giraitės ir paruošei savo širdį ieškoti Dievo. Mes psalmę skaitom, kad jūs, kurie mylite viešpatės, nekęskite pikto. 97 psalmė mes tą 10 eilutę skaitom. Jozapatas gyveno Jeruzalėje, 4 eilutė 19 skyrius, tačiau jis ėjo per tautą nuo Beršebos iki Efraimo aukštumų, grąžindamas žmonės prie viešpatės savo tėvų Dievo. Jis turėjo labai tokią aktyvę, kaip pasakyti, poziciją. Jis pats, būdamas karalius ir parašyta, jis per visą šalį buvo, to prasme, jis buvo grąžindamas žmonės tiesiog. Atsukdamas ir paskyrė teisėjus, tai sako, teisingai teiskite, instruktavo prieš korupciją ir panašiai. Ir taip toliau. Bet va to istorija, kaip sakant, kulminacija, kur man tai labai iš tikrųjų jinai kažkaip įkvepianti. Yra 20 skyriuje 2 kronikom. Tai, matot, prieš tai su Jozapatu nedrįso kovoti nieks neskas, nes buvo šventa, reiškia Dievo baimė apėmė kaimynus ir jie nedrįso. Kaip jums atrodo, kas atsitiko 20 skyriui? Pasibaigė galiojimas Dievo baimės? Išaugo aplinkinės, nusilpo? Tai ten neišdrįso kariauti, po to parašyta Moabitai čia, Amonitai ir su jais kiti Amonitų sąjungiai, visi čia kažkaip išėjo kariauti prieš tą Jozapatą.
Ir Juozapatui buvo pranešta, didelė daugybė iš anapus jūros ateina prieš tave. Ir jie iš vis jau čia pat. Jie buvo gan netikėtai, nes kai jie sužinojo, tai jau buvo labai arti. Buvo toks, jam pavyko staigus netikėtas smūgis puolimas, tai kai jau sužinojo, tai ne iš anksto, žinot, kai jau žvalgai praneša, kad va artėja armija. Kažkaip labai greitai, netikėtai. Viskas buvo gerai ir netikėtai. Bet matot, viešpats stebi visą žemę, kad parodytų savo jėgą per tos, kurių širdis yra tobula. Man patinka Juozapato reakcija. Juozapato reakcija, trečiam skyriuje, parašyta, Juozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti viešpaties ir paskelbė pasninką visam Jude. Tai kad jisai nusigando, tai yra normalu. Jisai, kaip pasakyti, jam praneša, kad staiga ant jos lenkščio didelė daugybė ateina nei morališkai nusiteikti, nei ką. Jisai nusigasta. Bet žinot, kas kietas dalykas apie Juozapatą, nes visi mes nusigastame. Bet apie Juozapatą kieti dalykai, ką jis daro, kai nusigasta. Ką tu darai, kai tu nusigasti? Juozapatas, pavyzdžiui, kai nusigasta, jis parašyta atsidavė ieškoti viešpatės savo Dievo ir paskelbė pasninką Judą. Aš sakyčiau, žinok, kad kai tu nusigesti, tai nieko tokio, bet čia yra labai gera strategija. Juozapat. Aš jums iš karto galiu už akių užbėgus pasakyti, nei 100% pasiteisino. Čia yra sėkminga strategija. Labai sėkminga. Jisai, reiškia, kai nusigasta, jisai atsiduoda ieškoti, nes ne šiaip ieškai, jis atsiduoda, reiškia, nepasilieka. Jis tada, visiškai jisai tada. Ne, dabar neturiu, dabar užgriuvo bėdos Dieve. Dabar, žinai ką, biškį paimam pauzę, dabar turiu išspręsti problemas ir tada vėl turėsiu galimybę tau skirti daugiau laiko. Dabar toks periodas gyvenimo, tu turi suprasti. Ta prasme, tugi neklas, tugi Dievas, kuris puikiai informuotas, pas mane užgriuvo netikėtos bėdos, objektyvios problemos. Aš pasitvarkysiu savo gyvenimą ir tada skirsiu tau daugiau laiko, ar ką? Ta prasme. Bet jisai išsigandęs atvirkščiai atsidavė net visas, atsidavė ieškoti Dievui. Nepasiliko, savo problemus spręsti savo gyvenimą, atsidavė ieškoti viešpatės ir paskelbė pasninką visam Jude. Ne šiaip čia visų problema. Kai ta ateina daugybė, tai nėra vieno Juozapato problema, jis paskelbė pasninką visam Jude. Ir va. Bet žinot ką, Juozapatus čia nebuvo taip, kad staiga mes čia pasidarom dievoti. Nes tai būna kažkurio šeimoje, staiga kažkoks spaudimas ir staiga tėvas nusprendžia, kad nuo šiandien mes tikėsim Dievu. Tai nėra blogai, bet tegul jis nenustemba, kad vaikai ar žmona galbūt, per 5 minutės kartais būna tokia iš Dievo malonės, bet jeigu ne, tai tegul jis nenustemba. Bet Juozapatas, jisai prisimint, jisai siuntė kunigaikščius, levitus, jisai mokino žmones. Jis investavo kurį laiką į tai, kad mokinti žmones ir kad grąžinti žmones prie savo Dievo. Savo tėvų Dievo, jų tėvų Dievo. Ane? Tai dabar, kai yra suspaudimas, ta prasme, jis įvystė tos santykius, kad mes ieškom šitą Dievo. Tai jiems nėra naujiena. Tai dabar, kai yra suspaudimas, jie pasiruošė juos sekti ir parašyti, ir atėjo jie visi. Sako, jie atėjo. Visas Judas, 4 eilutė, Judo gyventojai susirinko prašyti viešpatės pagalbos, iš visų miestų jie atėjo ieškoti viešpatės ir tauta atsiliepia. Čia jėga, čia tiesiog šlovė iš lūčių. Ir Juozapatas atsistoja viešpatės namuose prieš naują kiemą Judo Jeruzalės susirinkimą ir sakė, man patinka jo malda viešpatė mūsų 6 eilutė, tėvų Dieve, argi ne tu esi Dievas danguje, argi ne tu valdai visas pagonių karalystės, tavo rankoje yra jėga ir galybė ir niekas negali atsilaikyti prieš tave. Argi ne tu mūsų Dieve išvarė šitos šalies gyventojus prieš Izraeliui, užimant šį kraštą ir jį atidavė savo draugo Abraomo palikuonims amžiams.
Tu prisimeni? Jie apsigyveno jame ir pastatė tau šventyklą, kur jie būtų tavo vardas sakydami. Jei mūsų užpuls nelaimės, kardas, maras ar badas, ką mes matom šiandien, ne? Tai mes atsistojame ties šitais namais tavo akivaizdoje, nes tavo vardas yra šitos namuose, šauksime tavęs savo suspaudime, o tu mus išgirsi ir išgelbėsi. Amonitai, Moabitai ir Syro aukštumų gyventojai, kurių tu neleidai. Tu neleidai Izraelitams užpulti, jiems išėjus iš Egipto šalies ir kurios Izraelitai aplenkė ir jų nesunaikino. Nes šiaip jeigu ką, jie pakluso tavo žodžiai, nes tai buvo tavo idėja. Dabar atmoka mums tuo, kad ateina mūsų išvaryti iš tavo mums duotos nuosavybės. Jūs matot, kaip jisai padaro tai Dievo problemą? Ir sako, Dieve, argi neteisiu jų? Ir čia yra nuostabi malda. Pažiūrėk, jis toliau sako, jis konstatuoja faktus. Ir labai drąsiai, jisai, kaip sakant, tiesiai Dievui į veidą. Jis pabrėžia, jis nebijo tų faktų. Ir mes kartais menčiamės, lyg tai mes bijotume. Mes turim geriau, jisai sako, tai palauk, tai pažiūrėjim faktus. Kaip buvo? kaip teisme, bylinėjasi su Dievu, ne? Ir sako, mes esame bejėgiai prieš šitą daugybę, kuri išėjo prieš mus. Ir mes nežinome, ką mums daryti. Jis nuoširdžiai. Sako, bet mūsų akis nukreiptas į tave. Tai rezimuojant Dieve, ką tu darysi? Nes jisai, nepradeda, žinai, kažko. Labai aiškiai, jisai labai gerai, labai aiškiai išdėsto bylą. Sako, mes nežinome, ką daryti. Nesako, mes pasistengsime, mes tavim tikime, jeigu bus tavo valia, mes laimėsime, štai mes geri, mes tikime, ir va, palaimink mūsų pastangas. Jis sako, čia yra nesąmonė, visa situacija yra nesąmonė, nes tu sakei taip, o dabar mums štai kas gaunasi. Bet tu esi aukštesnioji instancija, jie susirinko, bet Dievas tai tu, tai mes pas tave ir ateinam. Ta prasme, man nereikia aiškintis su tuo, čia yra tavo problema, tu valdai, tu vis dar esi valdžioje, aš žinau, kad tu esi valdžioje, tai aš pas tave ir kreipiuosi savo bylą. Tai sako, žodžiu, mes esame bejėgiai, mes nežinome, ką daryti, tai mes laukiam, žodžiu, jeigu ką, mūsų akreip, ką tu? Prisimenat, aš jūs visai, kai mokinu tas maldos, ką tu, Dieve? Matot, parašyta, kad mes esame Dievo nuosavybė. Jeigu mes esame Dievo nuosavybė, tai mes priklausom jam kartu su visomis savo problemomis. Tai mes neturim, kaip žmonės, kaip jo žmonės, kaip Dievo žmonės, mes neturim problemų. Mūsų yra rūpestis, mes neturim rūpesčių, mūsų rūpestis yra ieškoti Dievo, visą širdimi atsiduoti. Ir kaip dėl to ir parašyta, meskit savo rūpesčius ant jo, nes jis jumis rūpinasi. Mes kaip krikščionys, mes neturim problemų. Mes turim Tėvą. Ir jisai mumis rūpinasi. Nes jeigu mes jo pasitikim, taigi parašyta, prisimenat, kad neliksit sugėdinti, kurie pasitikėti jo. Tu neliksi kaip durnius už tai, kad jo pasitikėjai. Neliksi kaip durnius už tai, kad čia pasitikėjai Dievu. Nes čia ar apsimoka Dievu, ar nepasimoka pasitikėti. Tai gerai. Tai davai. Tegul ateina aplinkybės, tai parodyk Dieve. Štai aš, aš ieškau tave, ką tu, kaip tu, Ir kas iš to? Tai išsiaiškinkim. Tik nešokiam prie išvadų, bet, išlaukiam, suprantat? Neimkim to žemo starto, ta prasme. Žodžiu, nuostabi malda, aš jūs raginau paskaityti daugiau, tyliau, ta prasme, ramybė, daug kartų, ta prasme, kad Dievas jums dar daugiau kalbėtų, netgi per tai, kaip jisai meldžiasi per šitą situaciją. Pavirškinkite patys. Ir, pažiūrėkit, man patinka 13 eilutė. Visi Judo gyventojai stovėjo Viešpaties akivaizdoje su kūdikiais, žmonomis ir vaikais. Visi. Nebuvo, šitie per maži, šitie tą, nusiusim. Ne, matot, kodėl jie visi kaip vienas. Reiškia, kūdikis jis galėjo pas mamą ant rankų matyti, ką reiškia ieškoti Dievo. Taip nebūna, žinai, stebuklingai sukanka žmogui 15 arba 18 ir va.
Ir todėl man liūdna matyti, kai iš tikrųjų mes matom, kad mes žmonės, kada turi užimti, suprantat, užimti vaiką per pamaldas. Mūsų pastorius žmona Merė sako, o aš sėdėjau, sako, per pamaldas, nebuvo sekmadienio mokyklos, visi galvoja, ką čia ką aš, o aš, sako, stebėti labai daug, gal aš kažką kitaip savaip supratau, bet aš supratau labai daug, būdama ar ten 4 ar 5 metų ir jinai tikėjo tokiam amžiui, tiesiog sėdėdama per bendrus susirinkimus. Ir aš manau, kad mes turime atvežti nuo mažumens, ta prasme, vaikai turi šaukti Dievo akivaizdoje artume, suprasti, ką tai reiškia ieškoti. Ką reiškia artumo ieškoti. Kažkas, o čia triukšmauja, ta prasme, aš važiavau pamokslauti, į Kauną aš jiems sakiau, tam buvo maži vaikai susirinkime, aš sakiau, tegul jie būna, nes norėjau nutilti, aš sakiau, netrukda mums triukšmas. Tegul jie išauga šlovinimą ir kad triukšmas, kai tada vaiką reikia nukreipti, nenutildyti ir išmokti, kad jisai teisingai sėdėtų ar teisingai stovėtų. Jisai laisvas, reikia jo nukreipti, triukšmas, sakė, jo, ta prasme, va mes taip, ta prasme, ta prasme, jam paaiškinti, nukreipti, jis turi šaukti Dievo akivaizdoje, jis išaukti turi su Dievo žmonėmis. Ir mes matom, kad irgi, kai jie atėjo ieškoti Dievo, tai jie atėjo kartu su žmonomis, su vaikais ir visa kita. Styvo, pavyzdžiui, vaikai nuo kažkokiais kūdikystės, į ką jie ten, nespėjo gimti jau jie bažnyčia, nereikia jiems jokių problemų su pietų miegumi ar dar kažko, kad jie ten negali ten. Aš čia nekalbu, kad kažkas smerkti, absoliučiai ne. Tegul, ta prasme. Bet aš tik sakau, kad, nieko tokio, žiūrėkit, išauga sveiki vaikai, normalos. Puikiai. Išauga bendruomenė, išauga Dievo artume. O mes kažkaip vis norim atskirti. Ir jie čia stovi, bet dėl to man labai patinka šitą eilutę, kad jie stovi Dievo akivaizdai, kai ateina. Ne tai, kad vaikai tegul pabūna dabar suaugusiais išspręsti reikalų. Ne. Nes mes kartais bijom, kad tėvai bijo, kad vaikai, lyderiai bijo, kad žmonės, ne? Visi, kurie kažkokiai vadovaujančiai pozicijai, bijo, kad žmonės ar tie, kurie po jų valdžia ar kažką, bijo labai, kad žmonės pamatys krizę. Ne? O čia jie krizės metu ateina su vaikais ir žmonomis, visi. Mes kartu atsistojam prieš krizę ir pats karalius nebijo pasakyti, mes nežinom, ką daryti. Aš nežinau, ką daryti. Mes žiūrime į tave. Ką tu? Ir tai yra taip svarbu, nevaidinti kažko. Lyderiams, vyrams, moterims. Bet krizės metu pasakyti taip. Čia yra per daug. Man yra per daug. Aš nežinau, ką daryti. Bet žinot ką, aš žvelgiu į Dievą. Mes žvelgiam į Dievą. Apreiškimo knygoje mes matom 24 vyresnėjai. Ką jie daro? Vyresnėjai. Parašyta dieną, naktį prieš Dievo sostą, kai tie sušunka šventas, ta prasme, ten jie krenta. Ir pastovi ir nepavargsta. Mes apreiškimo knygoje matom paveikslas lyderio, tai yra tas, kurį žmonės pastovi mato ant savo veido prieš Dievą. O mes galvojam, kad turi būti kažkokia žmogiškos jėgos įvaizdis, tada aš geras lyderis. O apreiškimo knygoje mes matom lyderių paveikslas vyresniųjų, tai yra žmonės, kurie ant savo veidų parpuolė pastoviai prieš Dievą. Tai Jozapatas yra šitoks lyderis. Ir visa Hebra nebijo įsiparodyti savo silpnumo ir jis yra labai stiprus yra tame. Ir visi su žmonomis, vaikais, kūdikiais, visi, žodžiu, kas gyvas, visi atėjo, atsistojo Dievo akivaizdą. Ir tada, man patinka šitimo, ir tada ateina Dievo dvasia. Čia visą laiką gerai, čia visada yra gerai. Ir tada ateina Dievo dvasia, nusileidžiant vieno pranašą. Ne pranašą, jisai buvo... Aš negaliu praleisti, aš negaliu šitą nepabrėžti. Jisai buvo iš giedotojų giminės, jis buvo šlovintojas ir ant vieno šlovintojo nužengė dvasia. Tai jis nebuvo pranašas, jis buvo tiesiog šlovintojas. Ir ir ant jo nužengė Dievo dvasia ir jisai pradeda kalbėti. Šlovintojas. Kaip pažinau, kad šlovintojas, iš Asafo sūnų, nes čia buvo tas klanas giedotojų. Nužengė viešpatės dvasiams, stovint ar susirinkus, jis šiaip stovėjo kartu su visais krizės akivaizdu. Nužengė Dievo dvasia ir jis pradeda kalbėti, pranašauti. Klausykite, Judai Jeruzalės gyventojai 15 eilutė. Ir tu, karaliau Jozapatai. Taip sako viešpats, nebijokite ir neišsigaskite šitos daugybės, nes kova yra ne jūsų, bet Dievo.
amen ir amen. Jozapatas sako, Dieve, čia tavo problema. Dievas atsiliepia. Taip, tai mano problema. Sako, mes sutarėm šitą vietą, mes sutinkam. Aš sutinku, aš pritariu. Sako, bet, kad būtų smagiau. For the fun of it. Sako, rytoj. Sako, išeikite prieš juos. Taigi Dieve, jeigu čia tu kavosi, ar mums tikrai reikia. Suprantat, nes ten susirinko gausybė su ginklais ir panašiai. O jis stovi susirinkimas ir jisai kreipiasi visus. Stovi ne visi juda vyrai, o stovi visi juda vyrai, moteris ir vaikai. Ir tų karalių Jozapatai. Jo, vaikai kartu su kūdikiais. Kūdikiai gal nestovi, kūdikiai gal netago pasą, bet stovi vis, aš ką noriu pasakyti, jis dar kreipiasi, taip, kai sakė, aš visiems kalbu, o tie visi, mes ką tik skaitėm, kad, ne, visi kas gyvas, ir jis nesako, rytoj jūs, va tie visi, išeikite prieš juos, tai pala. Tai reiškia, Dievas kviečia, sako, aš sutinku, tai yra mano problema, bet sako, žinot ką, aš norėčiau, kad jūs pažvelgtumėt į veidą savo baimę šitai. Aš norėčiau, kad jūs pažvelgtumėt savo krizę į veidą. Santykiai nėra nieko automatiškai, sako, aš jums padėsiu. Bet ne taip būkim, kad jūs pasimelit, Dievas pasakė, aš jums padėsiu ir mes tada slepiamas tą galvą kaip strutis, nes padėk, bet aš nenoriu to, bet tegu akės mano to nemato, nes man dar bus. Dievas sako, tu nebijok, aš tau padėsiu, tai ką aš turiu minyje, aš tau tikrai padėsiu. Bet aš noriu, kad tu pasižiūrėtum savo baimę. Bet ten vaikai, nepilnamečiai, tu nori, kad jie matytų kažkokį žiaurumą, tu nori sutraumuoti kūdikius. Kažkokia nesąmonė. Gal uždėkim amžiaus cenzą. Gal moterim nereikia eiti į karą. Būkim realistai. Sako, aš noriu, reiškia, rytoj išeikite prieš juos. Ir jie, sako, zyza įkalnę, o jūs sutiksite jos lėnio pabaigoje. Jis net įspėjo iš anksto. Spakainis, sako, reiškia, bus taip, jūs čia eisite. Sako, aš žinau, kaip bus. Ramiai. Sako, jūs susitiksite su jais ten. Ties, Jeruelio dykumą. Sako, jums nereikės kovoti. Jeigu jau praeimti spazmas, jums nereikės kovoti. Aš noriu, kad jūs išeitumėt, bet nereikės kovoti. Čia iš vis nesąmonė kažkokia, ne? Šneka Dievas, nieko nesuprantam, ką sako. Tai jeigu tu kovosi, tai ką mums reikia? Jeigu mes eisim, tai kodėl mums nereikės? Prasme, kažkokia nesąmonė. Ne? Jis sako, išsirikiuokite. Ir planas yra koks. Čia dar kečiau negu tie, kur sako, ir iš vis mes trimituosime. Prieš sako, o ką Dievas, jiems šitą naują karo strategiją. Kiekvieną kartą vis geriau ir geriau. Išsirikiuokite. Stovėkite. Pirmas žingsnis išsirikiuokite, po to sako, stovėkite. Tai reiškia, kai išsirikiuokite, nepabėkite iš karto. Sako, stovėkite. Tipo, stovėkite. Stovėkite. Sako, akis atmerkai įstoja, sako, ir stebėkite. Nes taip, gerai, stovėsiu, bet aš nežinau. Ir stebėkite, sako, išsirikiuokite, stovėkite, sako, ir stebėkite. Pabrėšiu svarbiausias dalis, sako. Išsirikiuokite, stovėkite ir stebėkite. Ką stebėti, sako, kaip viešpats jūs išgelbės. Juda ir Jeruzalės gyventojai, nenusigaskite ir nebijokite, šauktukas. Rytoj išeikite prieš juos, nes viešpats bus su jumis. Toks planas. Jozapatas nusilenkė iki žemės, kai jis išgirdo šito. O visi Juda ir Jeruzalės gyventojai visi kryto prieš viešpatį garbindami jį. Čia geras žodis. Jie savo krizę išėjo visi ir jie gavo, čia viskas super klostasi. O toliau, aišku, aš negaliu pabrėžti šitos eilutės, nes labai geras momentas. Levitai, Kehato, Koracho, palikuonys garsiai šlovina viešpatį Izraelio Dievą. Šiandien pasijungia šlovintai. Čia yra geras momentai. Pasijungia pats laikas. Pasijungia šlovintai. Dabar krizė, dabar iki giesmių. Suprantat, ir šlovinimas visą laiką laiku. Čia visą laiką laikas yra garbinti. Geras laikas. Žodžiu,
paeina sunkia artilerija, šlovintai, ne šitą vietą. Ir anksti rytą atsikėlė. Ta prasme, jie nesnuzina iki tol, kol, gal dar čia mes negalim čia. Netraukė to laiko. Anksti rytą atsikėlė ir išėjo Tekojos dykumą. Jiems išeinant Jozapatas, jisai geras lyderis. Jis supranta, kad žmonės yra žmonės. Jie nori kaip geriau, bet kad nesigautų kaip visada. Jis dar jiems prieš einant, nes sudrebės gikliai. Supranta, normalu. Jis juos drąsina. Jis primena tai, ką jie ką tik vakar girdėjo. Nenusigaskite, jis primena, jis nesako jiems naujos informacijos. Jis primena tą patį, nes mums reikia, kad mūsų lyderiai mums primintų tiesą, mums padrasintų tai, ką mums žinom, pasakytų, tai va, tai taip ir darom, taip, tai va, tai taip ir darom, ir primintų mums. Padrasintų primindami tiesą, kurią mes galbūt jau žinom. Nes kažkas mums sako, tu esi mylimas Dievo sūnus. Ir sako mums, ir sako, žiūrėk, 2 metais mums daina. Ne? Mums reikia, kad kažkas mums sakytų tuos dalykus. Ir jis sako, tikėkite viešpatį savo Dievu, tai būsite tvirtinti, tikėkite jo panašiais, tai klestėsite. Ir jis tvirtina pats sutikdamas su Dievu, dar įgalina tą žodį pats jau pritardamas Dievui ir kalba savo žmonėms. O toliau man patinka, pasitarė su tauta, nes jisai toks lyderis, jisai įtraukia savo tautą, mes taip darom, ne? Jis ne vien numetė iš viršaus jiems. Jis veda jos, kaip ganytojas, veda jos Dievo keliais. Ir dėl to jisai pasitarė su tauta, sako, mes taip darysim. Ir sako, jis paskyrė giedotojus viešpačiui, kad jie eitų kariuomenės priekyje, girdami šventumo grožį ir sakytų, dėkokite viešpačiui, nes jo gailestingumas amžinas. Čia žmogiškamis akimis čia yra jau viskas. Viršūnė, žmogiškamis akimis, reiškia absurdo. Eina visi tie, visi, prisimenat, kas buvo visi, jie visgi eina kaip avinėliai į skerdyklą. Ta prasme, prieš kariuomenę visą tą daugybę. Jie eina ir jisai pasitarė su tauta dar. O pirmiau visus eina, giedotojai, šlovintojai ir šlovina. Nes šlovinimas yra ne šiltas jausmas širdį, šlovinimas yra objektyvi jėga, nes parašyta apie Dievą, tu, kuris gyveni savo tautos gyrioje. Tu, kuris gyveni savo tautos gyrioje. Šlovinimas kviečia Dievą, tame nėra nieko magiška. Bet aš jau kaip minėjau, ir per maldą, ir per šlovinimą, man taip kažkaip ateina, kad kaip tie žmonės Jeruzalėje Jėzui įeinant, klojo savo rūbus ir palmių šakas, sako, būk pasveikintas karalių, osana aukštybėse, Tai mes tiesiog paklojom savo tas giesmes, sakom, kaip giesmė, ateik viešpatie Jėzų, apčiupimai ne kaip koncepcija, mes šlovinom, mes gyrėm jį, mes dėkojame objektyviai dėl to, kad jis yra vertas, mes kviečiam jį sakydami, mes metam tiesiog savo giesmes, sakom, Dieve, ateik tu, realiai tu ateik dabar čia. Suprantat? Ir nes kažkas gali galvoti, Dievas nori, kad aš pamatyčiau, pasitikčiau savo baimę akimis, savo krizę, ne vėdsai veidu, okay. Oh my gosh, okay, aš einu gerai, mes einam. Bet parašyta, kad jie pradėjo giedoti, jie dar nedaėjo. Fiziškai jie dar nepamatė, buvo pasiryžę, atsikėlė, jie ėjo. Ir štai šlovintai prieikė, aš noriu, kad jūs matytume šitą paveikslą. Ir tuo momentu, kai jie pradėjo giedoti ir girti, viešpats sukėlė paniką tarp amonitų, moabitų ir Syro aukštumų gyventojų, kurie buvo išėję, žodžiu, ir jie vieni kitus sunaikino. Tuo momentu, kai prisimenat, prie abejo, reiškia, žmonės ten trimitavo kunigai, kažkas yra tokio, šlovinimas ir garsis. Trimitavo ir rėkė, tuo metu viešpats sumušė. Šiuo metu viešpats pajudėjo, kai jie pradėjo šlovinti. Ir jie tikėjimu išėję, jie buvo pakiliui, jie šlovino tuo metu, kai jie šlovina, Dievas
sukėlė paniką, čia iš vis neracionalu, tai čia niekaip negali paaiškinti. Čia kažkokia nesąmonė. Vieni atsisuka prieš kitus, reiškia, amonitai ir moabitai prieš Syrų gyventojus, kitos sunaikina, vieni prieš kitus tada atsisuka ir vieni kitus sunaikina. Čia kažkokia nesąmonė žmogiškomis akimis. Bet Dievas savo gali sau leisti. Dievas negali, jis gali sau leisti. Jis Dievas. Parašyta, mūsų Dievas sėdi danguje ir juokisi, nes jis daro, ką jis nori. Jis yra sėkminga asmenybė, jeigu jūs norite sekti sėkmingą asmenybę. Jis yra sėkminga asmenybė. Jam dar kažkaip nebuvo ne kartą, kad jam nepasisekė. Labai gera statistika. Tai žodžiu, šitiegi mūsų tauta, kurie eina kaip avinėliai į skerdyklą, jeigu žmogiškai žiūrėti, ne? Bet jie ne su to šlovinimu, jiegi nežino, ką jie pamatys, jie nežino, jie visą laiką kažšlovinį, jie nežino, jie turi Dievo žodį, kad kažką jie nežino, ką jie pamatys, Dievas sakė, kad kovos, kaip kovos, jie nežino, tai yra racionalu nesąmonė, jie nežino, kaip, ką žinau, kaip. Jie tiesiog šlovina, kad Dievas geras ir jo gailestingumas amžina. Ir viską, ką jie turi, jie save pasikabinė visiškai visų svorio ant Dievo, kaip ant vinies. Nes jeigu Dievas nepasirodo ten ir kažko nepadaro, tai jie visi ateina čistai į savo, pjautinės. Ir visi žmonės vadovybė, kiekvienas vyras prie savo žmonos, kiekviena mama prie savo vaiko turėjo jausti atsakomybę už save ir už kitą, kurį neįvedo arba į gyvenimą, arba į mirtį. Ir čia tokia, kai ne vien už save atsakai. Ir kai jie ateina, nes jie nežino, ką jie ten ras. Bet kai jau ten jie ateina, jau viskas būna pasibaigę. Ir jiem belieka surinkti grobį. Tai jie ten rinko, žinokit, rinko. 3 dienas jie rinko. Va. Ir 4 dieną jie susirinko, reiškia, ir padarė tokią. Laimina viešpatė šventę. Ir po to visi jie grįžo parašyta. Su Jozapatu priekyje, 27 eilutė, su džiaugsmu į Jeruzalę, nes viešpats suteikė jiems džiaugsmą dėl jų priešų. Ir šlovintai niekur nedinga, šlovintai jie pradėjo šlovinti, čia šlovintojo nužengė dvasia, prisimenat. 28 eilutė, jie atėjo Jeruzalėje prie viešpatės namų, nes jie ateina iš to, kur jie pirmo taikiniu, jie grįžę iš savo, jie ateina prie viešpatės namų su arfomis, su psalteriais ir trimitais, visą tusovkę šitam. Ir Dievo baimė apėmė aplinkinės karalystės, matot, jinai niekur nepasibaigė. Kai jas išgirdo, kad viešpats kovoja prieš Izraelio priešus. Ir Jozapato karaliavimas tapo ramus, nes Dievas suteikė jam ramybę iš visų pusių. Tai tas dalykas, o čia kas čia buvo per spazmas, čia klaida, čia, kaip sakant, sistema nusimušė. Ne, viešpatė sakė, stebė visą žemę, kad parodyt savo jėgą per tos, kurių širdis tobula. Suprantat? Dėl to laikykime didžiausių džiaugsmų, kai mūsų užpuola visokie išmėginimai. Nes išmėginimai ugdo ištvermę, neprisinat kantrybę, ten aš galiu sumaišyti ten eiliškumą. To aš atsiversiu, čia nesufėlinkim, gerai, paskaitykim, kad liktų taip, kaip turi būti. Ne, čia Jokūbo. Čia beveik kaip Petro, tik Jokūbo. Jokūbo pirmas skyrius nuo 2 eilutės. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, ne džiaugsmų, didžiausių džiaugsmų, kai patenkinti visokius išbandymus, žinokite, nedarykite prielaido, žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Tai reiškia, kai išbandytas tikėjimas jūs žinot ir kitą kartą jau gali tikrai iki galo, kai tas spazmas beveik pasiduoti. Ne, jūs ir galėsite esami ugdo, tie išbandymai ugdo jūsų sugebėjimą išlaukti iki galo, nepasiduoti 7 dieną ar 37 dieną. O ištvermėte subręsti iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Tai tai apie Jozapatą parašyta, kad Jozapatas, reiškia, valdė nuo 3-5 metų, valdė jis 25 metus. Ir jis vaikščiojo savo tėvo Asos keliais ir nenukrypo nuo jų, darydamas kas teisinga akise.
Ir nors jis parašyta iš vienos pusės buvo sunaikinęs aukštumas, atrodo, kad čia prieštarauja. Nes parašyta tokia įdomi eilutė, tačiau aukštumas nebuvo sunaikintos, nes tauta dar nebuvo paruošusi širdžių savo tėvų dievų. Aš manau, kad jis sunaikino aukštumas, bet žinot, prisistatė, aš manau, vis tiek vėl. Kodėl? Nes kažkurie dalykai turi eiti iš apačios. Ir jisai tikrai padarė viską, ką jisai galėjo, jisai mokino savo žmonas ir grąžino jas prie Dievo, bet pati tauta dar nebuvo paruošusi savo širdžių. Čia vis tik yra žmonių pasirinkimas. Ne tik daryti, kas teisinga, bet paruošti širdis. Matot, tai yra tas pats dalykas. Savo tėvų Dievui. Bet šiaip Jozapatas. Tai va, pasitikti tas dalykas biški temdo, kad ta draugystė. Nes jis po to su Ahabo sūnum sako, davai mes dar aukso plaukiam, prisiminė, kaip Saliamonas siųsdavo ten laivus. Bet kadangi Dievui nepatiko ta draugystė su Ahabo namais, jis sako, nebus tavo darbas sėkmingas, kai tu susidedi su juo. Ne, aš neleisiu ir jų ten laivai suduža ir niekam nieks nieko. Žodžiu, šitas biznio planas nepavyko. Bet šiaip Jozapatas mano mėgstamiausias karalius. Ta prasme, va šitą visą istoriją apie tai, kaip jie išgyveno šitą mūšį, kaip jisai vadovavo, kaip jisai būtent ieškojo, kaip jisai investavo į tautą, kad jie su supratimu šlovintų, su supratimu darytų dalykų. Ir mes matom, kad jo, nors bendrai be tauta parašyti, kad dar buvo aukštumas, nes tauta, jeigu visi nebuvo pasiryžę, reiškia, pasiruošę širdžių ieškoti Dievų, bet visgi, ne, kaip jie atsiliepia krizės metu, ką tai pasako, kaip jie atsistojo. Ir nesakė, tu čia nesąmonę prigalvojo, tu prasme išprotėjo, bet jie ir nuėjo. Tie visi. Paskui jie, ne? Tiesiog tą istoriją, kurioje mes galim žiūrėti ir prisiminti, kada galvosi, ar apsimoka pasitikėti tėvų. Prisiminkit Jozapatą, kai jums kažkoks spazmas, ne? Nepamirškim, kad mes turim paruošti širdį, ne? Ramybės metu. Ieškoti Dievą. Bet kai ateina spazmas, laikykime brolį didžiausiu džiaugsmu. Jozapatas yra jėga.